Tas nuolatinis nepasitenkinimas savo kūnu, kurį dar, žinai, labiau aštrina visos tos reklamos, socialiniai tinklai. Tikrai? Ir šių tekstų pagrindinė mintis skamba labai įkvėpiančiai, kad raktas į pokyčius yra mūsų pačių mintis. Taip, ir va čia yra svarbiausia. Šaltiniai nekalba apie kažkokią magiją. Jie brėžia labai aišku praktinį kelią. Koks jis? Na, jis susideda iš kelių žingsnių. Pirmas ir galbūt pats sunkiausias yra radikalus savęs priėmimas. Tiesiog čia ir dabar. Su visais trūkumais? Būtent. Antras žingsnis – tapti savo minčių stebėtoju. Atpažinti tą vidinį kritiką, žinai, kuris nuolat kužda. Ir sąmoningai jį rutildyti. Pakeisti jo žodžius. O trečias? Trečias, kuris šiandien itin aktualus – sąmoninga atsisakyti to nuolatinio lyginimus. Su tais idealizuotais, dažnai tiesiog netikrais įvaizdžiais. Esmė, kurią pabrėžia autorius, visas dėmesys į save, į savo kelionę.